Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas vakaras, brangus klausytojų, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir aš Tadas Daujotas. Ir šiandieną iš tikrųjų įdomi tema ir įdomus mūsų pašnekovas, kuris papasako savo gyvenimą, kaip užaugęs ir gimęs normalioje šeimoje jis vieną dieną tapo benamiu, bet ačiū Dievui, kad šiandieną jo gyvenimas yra visiškai perkeistas. Sveikas, Artūrai. Labas, Tadai. Artūrai, iš tikrųjų tavo gyvenimas buvo spalvingas, bet pradėkime nuo pradžių. Kokia buvo tavo vaikystė? Gimiau aš normalioje šeimoje, atrodo, nieko netrūko. Mama tų laikų turėjo savo verslą, jį užsiėmė rūbais, pardavinėjo rūbus, buvo atidariusi daugiau 14 parduotuvių po visą Vilnių ir mes gyvename gerai, atrodo, nieko ir netrūko. Ir tokioj vaikystėje, kai nieko netrūko, kuo tu pradėjai užsimti? Aš pradėjau pradžioje, tiesiog mamos dažnai nebūdavo, nes tėčių irgi namie nebūdavo. Ir dažniausiai susirasdavau tokius pačius draugus, kurie irgi tenais buvo vienišiai, gal tėvų nebūdavo. Ir tiesiog mes pradėdavom bendrauti, pradėdavom kalbėti, pradėdavom visokias kvailystės, vaikystės daryti. Išdaigas, prasidėjo ten pirmos vagystės iš parduotuvės. Kiek tau metų tuo metu buvo? Kiek atsimenu, pirmą kartą, kada pagavo apsauginis, man dar buvo labai mažai, ten apie 7 kažkur, 8 metus. Čia pirmą kartą buvo pagavęs. Atrodo, namie nieko netrūksta, bet vis tiek nagai niešti, nueiti ir kažką paimti, kas ne tavo. Tiesiog draugai vieną kartą nuėjo tenais, išeina iš parduotuvės, sako, aš nieko, nesumokėjau. Ir tiesiog išnešė šokoladuką ir tiesiog sako, man tai buvo gera išnešinėti tą šokoladuką, dėl to aš irgi nuėjau pabandyti, galvojau, kodėl jam taip gera išnešinėti tą šokoladuką. Ir kada išnešiau iš šokoladuką, žiūriu, nei pinigų nereikia, nei ten kažkas gaudo ir pirmą kartą tokį azartą buvau pagavęs. Ir nuo tokios mažos pradžios, kaip tavo tas kriminalinis gyvenimas pradėjo vystytis? Pradėjau su draugais galvoti visokių naujų dalykų, ką mes galime padaryti, kad pinigai kažkokie atsirastų, kad galėtume kažką rimtesnio padaryti, kad didesnis tas adrenalinas pakiltų. Ir pradėjom eiti į didesnės parduotuvės, tenais, kur žaislai yra, ten pradėjom tas mašinytės visokias vogti, kad galėtume kieme, nors galėdavau aš jas nusipirkti, bet realiai man buvo tas azartas eiti, paimti tiesiog nesumokėjus pinigų. Supratau. Ir tai prasidėjo nuo mažų dalykų, nuo šokoladukų, nuo mašinyčių, bet kaip įsivaizduoju, vėliau išsivystė kur kas rimtesnius kriminalinius nusikaltimus. Ir kaip tas sūkurys tave įtraukė? Aš manau, tiesiog kada pradėjau, man 14 metų, kada pradėjau dirbti, pradėjau gerti alkoholį, pradėjau vartoti silpnus narkotikus. Ir kada pradėdavau vartoti, tiesiog vartodamas mes ten susigalvodavom tokius rimtesnius dalykus, kad kažką pagazdinti. Prie to pačio, kaip gazdindavom, ten kažką atimdavom. Ir tiesiog pagalvojau irgi azartą, galvoju, kam tenais kažką tai pirkti, jeigu galima pasiimti. Ir tiesiog prasidėjo tos smulkios vagystės, po to perėjo į didesnės vagystės, mes pradėjom ten rimčiau vogti, pradėjom specialiai eiti iš kitų žmonių, specialiai prisikabinti, atiminėti, kad susimuštume tenais, atimtume kažką tai iš jų, kad ten tie greiti pinigai atsirastų kažkokie tai. Bet kaip įsivaizduoju, tai vis tik turėjo pasiekmes kažkokias? Taip, aš iki 20 metų jau turėjau 8 teistumus. Oho. Aš per tą laiką jau suvokiau, kad aš turiu problemą, kad aš nebegaliu gyventi be alkoholio, be narkotikų, aš jau nebežinodavau, kaip laisvalaikį leisti. Tiesiog ta rutina mane įtraukė ir tiesiog aš bandžiau visokiais būdais mesti, tai bandžiau ir į armiją nueiti, į armiją nepriėmė dėl to, kad jau buvau teistas. Galvojau, pabėgsiu kažkur tai kažkokį kaimą, užsidarysiu, bandžiau tenais bėgti, niekas nepadėjo. Turėjau tuo metu liktinumą, buvau nuėjęs į kalėjimo departamentą. Sakau, uždarykit mane į kalėjimą, nes sakau, kad pavargau jau vartoti. Kalėjimo departamente sakė, kad čia visi ateina, kaip tik prašo, kad jų neuždarytume. Sako, tu prašai, kad uždaryti. Ir tiesiog jinai mane nusiuntė į 3. aukštą pas psichologę. Aš nuėjęs tenais, pusę valandos pakalbėjau su tą psichologę ir jinai man negalėjo padėti. Sako, aš žinau labai gerus, turiu pažymius, kad pabaigiau psichologiją aukštoje mokykloje. Bet jinai sako, aš praktiškai tau negaliu padėti, nes tu visą tą, ką aš tau sakau, tu žinai, bet sako, aš tau nežinau, kaip tau padėti.
Todėl aš gyvenime buvau labai rankas nuleidęs, nes jau nebeįsivaizdavau, kas man gali taip padėti išeiti iš tos rutinos, nes ir policija bandė keliais būdais uždarinėdama ir parų, ir tiesiog uždarydavo, išeidavo, aš vėl atgal grįždavau. Savaitę dvi galvodavau, atsigausiu, susitvarkysiu, viskas išeisiu, pradėsiu dirbti, susirasiu butą, susirasiu kažkokią panelę, pradėsiu gyventi gerai ir tik išeidavau už kalėjimo ribų ir tiesiog pamatydavau, kad aš nežinau, kur eiti, nuo ko pradėti. Aš neįsivaizdavau, kaip tai reikia pradėti ir tas mane vėl grąžindavo atgal. O kaip tavo santykiai su tėvais šito laikotarpiu? Aš šiaip su tėvais labai daug pykdavomės, dėl to, kad aš vartojau. Mano mama netgi buvo keletą kartų pasakiusi, kad geriau tu būtum negimęs, nes labai skaudu jai buvo matyti, kad tiesiog aš einu į tą linkmę, kad kalėjimai visokie vartojimai, ten visą laiką pinigų ieškojimas, ten kiekvieną dieną policija ateidavo namo, toks psichologinis spaudimas netgi jai jautėsi dėl to, kad aš vartojau. Ir su mama mūsų labai blogi santykiai buvo, dėl to, kad mes labai daug pykdavomės, vien dėl to, kad aš suvokdavau, kad aš turiu problemą, jinai man tai sakydavo ir mes dažniausiai susipykdavome dėl to, kad jinai man tai sakydavo. Nes aš nežinodavau išeities, kaip iš tos priklausomybės išeiti. Ir dažniausiai susipykdavau, aš vengdavau eiti namo, vengdavau susitikti vėl su mama, nežinodavau, kad baigsis vėl konfliktų, aš nenorėjau skaudinti mamos savo. Ir kada vartojau paskutinius 3 metus, tai realiai tiesiog gyvenau gatvėje, nes nenorėjau skaudinti mamos, aš pradėjau gyventi lauke. Neidavau namo, nes kiekvieną kartą aš ten ateidavau prisivartojęs, tiesiog jinai pykdavo labai ir mes visada barniais kažkokiais tai baigdavosi. Ir kaip suprantu, tapai benamiu, dar būdamas jaunas. Koks tas benamio gyvenimas? Benamio gyvenimas, aš manau, tikrai nebuvo lengvas, nes realiai tu iš ryto atsikėlęs negali nei nusiprausti, tu negali nei rūbų įsiplauti, tu negali nei kažkur nueiti įsimaudyti, tau visur durys yra uždarytos. Realiai turi ieškoti kažkokias galimybės, kad tai galėtum nueiti susitvarkyti, bet realiai tiesiog, kada vartoji, nėra laiko, kada vaikščioti tiesiog tvarkytis, ten kažką tai daryti, tau mintys viena, kaip gauti pinigų ant alkoholio, narkotikų. Dėl to dažniausiai būdavau susivėlęs, purvinas, nesusitvarkęs. Gyvenau iš vis paskutinius 3 metus Rusijai, tam mes įsinešėm porą čiužinių, gyvenom, atrodė, kad viskas yra normalu. Pirmus ten kelis kartus užėjęs baisu buvo, o laikui bėgant man tiesiog pasirodė, kad čia kaip mano namai, mes netgi juokaudavom, toj pinigų pavoksim, išnuomosim šitą Rusiją kam nors ir išvažiuosim į Angliją gyventi. Ir tiesiog, kiek mes ten kartų bandydavom kažkokių dalykų padaryti, niekam nesigaudavo. Iš ryto atsikeli, blogai, tu eini į gatvę, ieškai pinigų, tu ant tiek gali bet ką padaryti, kad gauti tų pinigų. Iš tiesų realybė nelabai džiuginanti, kai pagalvoji, kokia tavo buvo vaikystė ir kad pats užaugai pakankamai pasiturinčioje šeimoje, o vieną dieną tapai benamiu. Bet toliau, kaip tau sekėsi, Artūrai, mes pakalbėsime jau po šitos dainos. O jūs, brangus klausytojai, likite su radijo stotimi XFM. Džiaugiuosi tuo, ką turiu, džiaugiuosi, nes tikiu, jog man to užtenka, pakanka. Saulės spindulių ant mano delno, lietaus lašų, džiaugsmo ašarų. Aš tikiu, nepakaks valandos padėkoti už viską, nenulenksiu galvos, kol draugai neišduos, kol tėvai bus šalia, mylės ir guos, nenulenksiu galvos. Nenusimink, brolau, tik niekada nenusimink, labai prašau, na tai kas, kad tyliai sudeda ginklus jausmai. Iš kur žinai, kad jie pasiduoda, gal tik naują progą tau jie dovanoja. O kaip tu jiems atsidėkoji, pakelki koją naujam gyvenimui, dėk pirmą žingsnį, pakeiski savo žvilgsnį, nors akis ir išblyško, te tavo lūpos nusišypso, pasakyk sau, jog sugebėsi, jog dar pakentėsi, dar pajėgsi. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį, jau dabar liūdesys pasitraukia tyliai. Liūdesys pasitraukia tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį.
tyliai. Liūdesys pasitraukė tyliai. Akise išblėso vakaras, pasaulis pilnas ašarų, vėl reikia rinktis naują kelio atšaką. Aš pakeliu akis į savo dangų, jaučiu jis saugo. Spindulys prasiskverbė pro tamsų langą, dabar tikiu, dabar matau, ačiū tau, kelias tolimas laukia, Dievą meldžiu, eikime kartu. Tikiu, jog kai kitą kartą atmerksiu akis, jos išvys tai, ką norėčiau matyti, kuo norėčiau gyventi. Belieka tik laukti ir dar kartą pabandyti. Smėlėtas kelias čia stovėjau kartu su visais, kai neturėjau kur eiti, mane tik jie palaikė. Kai kitą kartą sugrįšiu, tikiuosi jūsų nebebus, tikiuosi būsite išėję į savo džiaugsmo alėją ir sapnų karalystės takais. Aš eisiu su visais, kur glausis mano siela, išbandymo dieną. Aš ne aktorius, bet mano teatras gatvė, ir į lietų aš tikrai nebegrįšiu. Ant mano kapo bus parašyta, čia guli žmogus, jo gyvenimas buvo gražus. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukė tyliai. Liūdesys pasitraukė tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukė tyliai. Liūdesys pasitraukė tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukė tyliai. Liūdesys pasitraukė tyliai. Viltis miršta paskutinė, nors tavo širdis stiklinė, bet vilties aruodai begalinį. Jau dabar liūdesys pasitraukė tyliai. Liūdesys pasitraukė tyliai. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Artūru kalbamės apie jo gyvenimą, per tai, ką jam teko praeiti. Artūrai, tu minėjai, benamis, gyvenate kažkur Rusijoje, vagystės, alkoholis, narkotikai. Ir aš suprantu, kad jau pasiekus tokį dugną, vis tiek Viešpats jisai pradeda belstis į tavo širdį. Kur pirmą kartą tau teko išgirsti Evangelijos žinią? Aš daug kartų tiesiog, kada vaikščiodavau gatvėse, nebūdavo ką valgyti, šlovė Dievui tikrai už žmonės, kurie yra pasišventę tokiam tarnavimui, jie maitina benamius, maitina žmonės, kurie nori pavalgyti. Ir aš daug kartų tiesiog vaikščiodavau į tokias organizacijas, kur realiai žmonės pasišventė, maitino tokius žmonės. Ir aš nekartą tenais girdėjau, kad, sako, Dievas tau nesukūrė tokio gyvenimo, kad tu vartotum, kad kažkur būtum tamsoje. Dievas, kad sukūrė tave, kad tu turėtum šviesą savo gyvenime. Bet aš klausydavau, aš galvodavau, Dievas gal ir yra, bet jisai tikrai ne prie manęs, jisai gal prie kitų žmonių, todėl kad aš per daug nuodėmingas. Ir aš manau, kad tiesiog aš galvodavau, kad Dievas jisai yra toliau nuo manęs. Bet vieną dieną vis tik tu išgirdai Evangeliją ir tavo širdis atsivėrė. Man labai įdomu išgirsti, kaip tu įtikėjai. Aš vieną kartą vaikščiau stotį ir buvo prie manęs priėjęs Marius Balčiūnas, kuris turėjo savo reabilitacijos centrą. Ir jisai priėjo, pradėjo kalbėti apie Kristų. Jisai sako, kad po vienos maldos gali tavo gyvenimas pasikeisti. Ir aš taip mintise galvojau, kaip po vienos maldos gali mano gyvenimas pasikeisti. Aš tai gyvenime visko buvau išbandęs ir niekas man negalėjo padėti. Ir Marius jisai vis tiek stovėjo ant savo, jisai man sako, kad viena malda jinai gali pakeisti tavo gyvenimą. Tau tiesiog sako, reikia patikėti. Ir aš tiesiog pagalvojau, ką aš prarasiu. Reikia pasimelsti. Ir su juo aš, kada pasimeldžiau, aš pajaučiau iš karto širdyje tokia kaip ramybė. Man nebebuvo tos panikos, kad kažkur bėgti, kažką ieškoti, kažkur kažką daryti, kad ten vėl prisigerti ar ten prisivartoti. Todėl Marius jisai pradėjo kalbėti, kad gali važiuoti į reabilitacijos centrą, tenais pasikeis tavo gyvenimas. Ir aš nuvažiavęs į reabilitacijos centrą dar daugiau sužinojau apie tikėjimą. Aš išgirdau, kad Kristus jisai gali pakeisti žmonių gyvenimą. Dėl to mano širdis jinai tikrai suminkštėjo tame centre ir
aš įsileidau Dievą, aš supratau, kad jisai gyvena manyje, jis gyvena aplinkui ir jisai gali pakeisti mane ir aš manau bet kokio žmogaus gyvenimą. Ir aš matau, kad tavo gyvenimas jau yra pasikeitęs. Ir prieš kiek laiko tai buvo, prieš kiek laiko tu susitikai su Mariumi ir patekai į reabilitacijos centrą? Čia prieš 3 metus aš pakliuvau į reabilitacijos centrą ir mano gyvenimas pradėjo reguliariai keistis. Aš kada vartojau, pas mane būdavo, vieną dieną atrodo kaip šviesa, kitą dieną tamsa. Vieną dieną šviesa, kitą dieną tamsa. O reabilitacijos centre aš būdamas pradėjo vien būti šviesa. Ir aš negalėdavau suvokti, kada ateis tos problemos, vėl kada ateis tas blogis kažkoks tai. Nes negali būti, kad taip viskas prasidėjo gerai būti. O Marius sakydavo, viskas, sako, Dievas tavo širdyje. Ir tiesiog, kada pradėjau eiti į reabilitacijos centrą, aš labai daug išmokau, kad galima kitaip gyventi. Pradėjau reguliuoti savo charakterį, padėjo tiesiog žmonės susitvarkyti ir tapti paprastų žmogumi, kaip ir visi žmonės yra mieste. Ir pabaigęs reabilitacinį, kiek žinau, pradėjai jame tarnauti, tiesa? Taip, aš pabaigiau reabilitacijos centrą, buvau nuvažiavęs į Biblijos koledžą, pabaigiau koledžą ir pačiam koledžą gavau apreiškimą, kad reikia padėti tokiam patiems žmonėms, nes aš pats, kada 8 metus vartojau narkotikus, alkoholį, aš nė karto neišgirdau, kad galima kitaip gyventi. Ir aš suvokiu, kad dauguma žmonių nežino, kaip kitaip galima gyventi. Labai daug žmonių yra aplinkui, kurie yra problemai. Tai nesmė gali būti netgi ne tai, kad ten priklausomas žmogus. Labai daug žmonių depresijų yra, labai daug žmonių ieško išeities, bet nežino, kur jie galima rasti. Todėl mano širdys atsivėrė, aš noriu irgi atidaryti savo reabilitacijos centrą, kad galėtų dar daugiau žmonių gelbėtis. Taip pat gavau širdį iš Dievo apreiškimą, kad padaryti adaptacinį centrą, kad žmonės jie galėtų iš kalėjimų išeidinėti, nes kas antras iš kalėjimų išėjęs žmogus grįžta į gatvę, nes neturi kur eiti ir jie nežino, kaip kitaip gyventi. Ir noriu, kad tie žmonės irgi turėtų išėjimą, jie galėtų kas nors jiems padėti, galėtų pasakyti, kad yra Kristus, kad yra išėjimas, kad yra kitas gyvenimas Kristuje. Todėl adaptacijos centras, aš irgi manau, labai yra reikalingas žmonėms, kad jie galėtų adaptuotis į visuomenę, tapti pilnaverčiais žmonėmis šitoje visuomenėje. Ačiū Dievui. Dievas įdeda svajones, įdeda troškimus ir aš net neabejoju, jeigu tu tikėsi, tu ir matysi Dievo šlovę bei tavo svajones išsipildančias. Na, o dabar mes paklausysime dar vienos dainos ir visai netrukus grįšime į radio stoties XFM studiją. Jei norėčiau suprast, kas aš esu, mano dienos lyg vėjo linguojama žolė, lyg vienadienė lauko gėlė, lyg šaltinis be vandens, kur skuba laikas, o aš kartu su juo. Negaliu suprast, negaliu pavydašijot. Aš esu lyg molis tavo rankose. Tu gali mane nulipdyt iš naujo. Nežinau skaičiaus savo dienų, nežinau, kas laukia dar manęs, bet tik tavo rankose esu saugus. Tu suteiki prasmę, kad gyvenčiau.
Jei norėčiau suprast, kas aš esu, mano dienos lyg vėjo linguojama žolė, lyg vienadienė lauko gėlė, lyg šaltinis be vandens, kur skuba laikas, o aš kartu su juo. Negaliu suprast, negaliu pavyt aš jo. Aš esu lyg molis tavo rankose, tu gali mane nulipdyt iš naujo, iš naujo, iš naujo, iš naujo, iš naujo. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Artūru kalbamės apie jo gyvenimą. Artūrai, kadaise pats buvai benamis. Ar tau yra širdyje būtent, kai tu matai žmonės, kurie neturi namų, eiti ir jiems patarnauti, pakalbėti su jais, papasakoti jiems apie Kristų, kad jisai tave išgelbėjo, kur tu buvai ir kur dabar esi? Taip, aš išeidamas, pavyzdžiui, šiaip būnu reabilitacijos centre, padedu ten žmonėm, bet kada aš atvažiuoju į miestą, į Vilnių, ar čia nesvarbu, ar į Kauną, nuvažiavęs, tiesiog eidamas mieste aš negaliu praeiti žmogaus, jeigu matau, kad žmogui yra sunku, žmogus nežino gal išėjimo, gal kažkokie yra slegia tiesiog į problemos. Ir aš einu, aš negaliu praeiti tokio žmogaus, man reikia jį vis tiek užkalbinti, kažkaip pakalbėti, dauguma būnu. Dažniausiai išeinu į miestą, jeigu matau žmonės, kurie jie tikrai yra benamiai ir stengiuosi kuo daugiau jų pamaitinti, nes suvokiu, kad tikrai daug žmonių jie nori valgyti, jie nežino, kur galime net pavalgyti. Daug žmonių jie tuose problemose nežino išėjimo iš tų problemų. Todėl aš suvokiu, jeigu Kristus pakeitė mano gyvenimą, jisai gali pakeisti bet kokią žmogaus gyvenimą. Nesvarbu, ar jisai depresijoje, ar pas jį yra šeimoje problemos, ar žmogus jisai tiesiog prarado tikslą gyvenime. Kristus jisai gali pakeisti bet kokią žmogaus likimą, bet kokią žmogaus gyvenimą, jis vėl atnešti gali džiaugsmą. Todėl mano širdyje, kada yra džiaugsmas, aš negaliu tiesiog praeiti žmogų, kuris matau, kad šiuo metu yra problemoje, arba tiesiog žmogus, kuris ieško Dievo. Ir kaip iš tikrųjų, tarkim, kai pradedi bendrauti su benamiais, kiek iš jų atsiveria, kiek iš jų nori, kad jų gyvenimas pasikeistų, nes aš esu girdėjęs, kad kai kurie, tarkime, knaisijosi konteineriuose, surinkinėja plasmasę, metalą, jie visai nemažai pinigų užsidirba ir jie sako, man ir taip gerai, aš nieko nenoriu keisti. Dauguma žmonių, jie tiesiog kažkada gyvenime turėjo didelės pareigas, buvo garsių įmonių direktoriai, daug žmonių yra, tikrai kažką buvo pasiekę savo gyvenime ir jų gyvenime ten kažkas nesusiklosti ir jie tiesiog tapo tenais benamiai, tapo, kaip sakant, bomžai, kurie gyvena iš to, ką randa šiukšliadėžėje. Ir tiesiog tie žmonės, jie ieško to Dievo. Jie suvokia, kad jie yra problemoje, bet jie ant tiek irgi, man atrodo, yra išbandę visokių variantų, tiesiog daug kas nesigavo ir jiems labai sunku yra patikėti, kad tiesiog paprastai tikėjimas į Dievą gali pakeisti jų gyvenimą. Dėl to dažniausiai būna agresyviai nusiteikę, pradeda kalbėti negatyvą, pradeda sakyti, ką man čia padės. Aš sakau, jeigu man galėjo padėti, gali ir tau padėti. Ir daug žmonių jie pradeda tada klausyti, suvokia, kad tikrai kažkur yra Dievas, kad jisai gali jiems padėti. Ir daug žmonių atvažiuoja į reabilitacijos centrus, kur realiai atsistato jų gyvenimai ir jie vėl adaptuojasi į pasaulį. Iš tikrųjų, dažnai būna taip, kad eini ir matai einantį benamį, bet atrodo, lyg tai jisai būtų iš kitos planetos arba žmogus, kuris sužalotas gyvenimo, jog jisai pats vengia to kontakto su kitais žmonėmis.
kiti galbūt elgetauja ir tai bando kabintis į gyvenimą, kad turėtų ką pavalgyti, nors dažniausiai galbūt tie pinigai yra alkoholio arba narkotikams, nes kaip įsivaizduoju, daug benamių jie vis tik yra vartojantis. Tokių blaivininkų benamių turbūt sunku būtų surasti. Aš manau, aš daug mačiau benamių, kurie negeria, bet iš dalies tiesiog jie daugiausia kas geria, vien dėl to, kad pas juos yra tuštuma viduje. Jie nebežino to išėjimo, jie nebeturi stimulo gyvenime, nebeturi tikslo gyvenime. Jie rankas tiesiog nuleido, jiems niekas nebekalbėjo, kad yra Dievas, kad yra Kristus, kad gali jiems dar kažkas padėti. Todėl jie dažniausiai bando užpildyti tai alkoholiu, tą skausmą, kuris yra viduje. Aš dažnai eidamas į darbą matau vieną benamį, kuris praeina pro mūsų biurą ir vieną kartą einant tiesiog viduje buvo paraginimas nueiti ir duoti jam sumuštinių, kuriuo aš turėjau pas save kuprinėje įsidėjęs. Ir aš tai prieinu, jisai jau prie šiukšlių dėžės, ten bando kažką lyg ir lysti, aš prieinu, atsidarau kuprinę, duodu jam tos sumuštinius ir toks paraginimas tiesiog palaiminti jį pinigais. Ir aš duodu, o jisai priima, bet jis net nusigrėžė. Ir aš suprantu vieną dalyką, kad po žmogų gali būti didelis gėdos jausmas, kad jisai yra tokioj situacijoje. Ir aš pasakiau paprastus žodžius. Dievas tave myli ir jisai tave laimina. Ir galbūt tik tai tiek man buvo suteikta tam kartui. Bet aš tikrai net nebejoju, jeigu kiekvienas, kuris klausosi šitos laidos, pradėtų daryti kažkokius mažus dalykus. Tiesiog prieiti, galbūt užkalbinti, galbūt duoti sumuštinį arba nupirkti kokią bandelę. Tų žmonių gyvenimas gali gauti viltį ir jie iš tikrųjų gali žingsnelis po žingsnelio išbristi iš tos bedugnės. Bet mes apie tai pratęsime pokalbį jau po šios dainos. Todėl, brangus klausytojai, susimastykite apie tai, ką mes kalbėjome su Artūru ir netrukus grįšime pratęsti mūsų pokalbio. Savior of the broken heart, you bring healing to the torn apart. Teach us how to live your call, that our worship would bring love to all. With your word inside our hearts, you're leading us to show you love. King of hope, sacrifice your own life, giving all a second chance. Break our hearts to see the need in this world. King of hope, your kingdom come. Freedom comes from knowing you. Our desire is for you to move. Compassion rests within your bride. Who are we tonight? Have shined its light. With your word inside our hearts, you're leading us to show your love. King of hope, sacrifice your own life, giving all a second chance. Break our hearts to see the need in this world. King of hope, your kingdom come.
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir tęsėme mūsų įdomų pokalbį su Artūru. Artūrai, kaip tu pats, buvęs toje barikadų pusėje, buvęs kažkada benamis, vertintum tokį dalyką, kai žmogus prieina, kai tu jo nieko net neprašai ir kažką paduoda, pavyzdžiui, sumuštinį ar kažką, kokie išgyvenimai tavo viduje galėjo būti tokiu metu? Aš atsimenu tokią situaciją, kai prie manęs visada eidavo prie aušros vartų, ten iš žmonių prašydavo pinigų ir prie manęs visada prieidavo tikinti moteris. Jinai melsdavosi už mane ir visada atneždavo kažką pavalgyti. Aš negalėjau suprasti, aš jos visada klausiau, kodėl tu man neši tą bandelę. Geriau tu pati, sakau, suvalgyk. Tiesiog aš negalėdavau priimti to gerumo, aš negalėdavau suvokti, dėl ko jinai daro tą gerumą man. Aš tiek blogo pridaręs ir aš negalėjau to suprasti. Ir aš galvoju, toksai dalykas yra Biblijoje parašyta, kad nugalėk blogį gerumu. Ir tų žmonių gyvenime, lyg ir taip tavo, Artūrai, gyvenime buvo labai daug blogio. Bet mes, tikinti žmonės, darydami mažus gerus darbus, galime tą blogį iš tų žmonių, kurie šiandieną yra atskirti, kurie yra iš tikrųjų gyvena pažeminime ir gėdoje, mes tą blogį, kuris yra jų gyvenime, mes galime nugalėti gerumu. Ir aš tiesiog džiaugiuosi už tokius žmonės kaip tu, galbūt tau yra lengviau, nes kažkada pats buvai toje barikadų pusėje, tiesiog džiaugiuosi už tos žmonės, kurie prieina ir patarnauja tiem žmonėm, kurie šiandieną neturi namų, patarnauja paprastais dalykais, maistu, drabužiais, patarnauja Evangelijos skelbimu, patarnauja tuo, kad pasiūlo atvažiuoti į reabilitacinį centrą ir žmogus, jeigu jisai patiki tuo, jisai atvažiavęs gali iš tikrųjų išgyventi šventosios dvasios prisilietimą, gimti iš naujo ir jo gyvenimas bus pakeistas ir jis tikrai gali atsistoti tvirtai ant kojų, taip kaip šiandien tvirtai ant kojų stovi tu, Artūrai. Aš kažkada Facebook'e mačiau tavo nuotrauką, kaip tu atrodai prieš ateidamas į reabilitacijos centrą ir aš matau, kaip tu atrodai dabar. Ir galiu pasakyti, kad tai yra kaip diena ir naktis. Kaip tavo savijauta, tarkime, tas pasikeitimas, ką tu išgyvenai, kokie tavo patyrimai, kai Dievas pervedė tave iš mirties į gyvenimą? Aš iš karto tiesiog negalėjau suvokti. Aš tiesiog būdamas netgi centre, pradėdavau skaityti Dievo žodį ir aš jausdavau tą ramybę vidinę. Jausdavau džiaugsmą, mane reikėdavo kažkur tai bėgti, kažką tai daryti, kad tiesiog surasti tą laimę. Ir tiesiog aš vieną kartą pats save minties pagalvojau, žiūriu, kad aš nebesikeikiu. Aš visą gyvenimą nuo vaikystės beveik pradėjau keiktis, nes buvo tokie draugai. Ir aš pamačiau, kad aš nebesikeikiu. Ir pajaučiau, kaip mano gyvenimas jisai pradėjo keistis. Aš pradėjau daryti tokių dalykų, kur anksčiau pats niekada nedarydavau. Toks vaizdas buvo, kad mano gyvenimas jisai sustojo ir apsisuko 180 laipsnių ir pradėjo eiti į kitą pusę. Aš pradėjau tiesiog kalbėti apie Kristų, aš nebegalėjau tylėti, sakau, kažkas man darosi, sakau, kad keičiuosi. Ir mano gyvenimas jisai 100% pasikeitė. Nuo to, kad bendravimas pasikeitė, nuo to tikslas gyvenime atsirado, tikėjimas atsirado į Jėzų Kristų. Aš labai dėkingas žmonėm, kurie prisidėjo prie to, kad aš galėčiau įtikėti į Kristų. O kaip santykiai su tėvais, ar jie atsistatė? Aš atsimenu, būdamas reabilitacijos centre, nenorėjau mamai skambinti, netgi sakyti, kad aš centre, nes aš antiek buvau įskaudinęs mamą, kad tiesiog galvojau, kad nereikia to kalbėti, kam ją dar skaudinti, vėl priminti, kad aš esu kažkur tai, dėl to aš nieko nesakiau. Bet mano mama, jinai tiesiog sužinojo pati, kad aš esu reabilitacijos centre ir paskambino. Aš negalėjau suvokti, kodėl jinai skambino. Aš pakėliau ragelį, pradėjau bendrauti, jinai pradėjo kalbėti su manim netgi pozityviais žodžiais, nebesipykom. Ir nuo tos dienos mūsų santykiai vis gerin ir gerin eina. Šiuo metu mes labai gerai bendraujam, leidžiam kartu savaitgalius ir tikrai šlovė Dievui. Tavo mama, matydama tokius Dievo stebuklus tavo gyvenime, kad tu buvai nusiritęs iki visiško dugno, buvai prasigėręs, prasivartojęs narkotikus, tapai benamiu, o šiandieną tavo veidas šviečia ir tu iš tikrųjų esi palaimintas jaunas žmogus. Kaip jinai priema tuos dalykus, ar jinai mato Dievo ranką tavo gyvenime?
Aš atsimenu, aš tik tai baigiau Biblijos koledžą ir atvažiavau į Vilnių, mama sutiko, močiutė atvažiavo, mes bažnyčioje susitikom ir aš atsimenu, parodžiau tą diplomą, kad davė man diplomą, gyvenime iki to jokio diplomo neturėjau, buvau tik 8 klasės pabaigęs ir mano mama su močiutė atsisėdo ir tiesiog iš džiaugsmo pradėjo verkti. Aš net negalėjau toj atmosferoj būti, aš net išėjau iš tos atmosferos. Vis ten tiek džiaugsmo buvo, aš negalėjau patikėti, kad tikrai ant tiek dar gali mano artimieji džiaugtis. Ir aš nežinau, aš kiekvieną dieną ateinu, kada namo, kada Vilniuje būnu, ateinu namo, mano mama visada sėdi, tikriausiai kaip į muziejų žiūri, atsisėda tiesiog su tyra šypsena, žiūri į mane ir kartais netgi verkia iš džiaugsmo. Ir sako, aš negaliu patikėti, kad šito. Ačiū Dievui. Ir aš noriu pasakyti jums, brangus klausytojai, jeigu jūs šiandieną eidami gatve matote kokį žmogų, kuris atrodo visiškai beviltiškas, žinokite, kad Dievas tikrai vilėsi tuo žmogumi ir kad jisai gali jį pakelti ir perkeisti. Lygiai taip, kaip Artūro gyvenimas buvo perkeistas, gali būti perkeisti gyvenimai tų, kurie šiandieną yra nurašyti, kurie šiandieną galbūt netgi yra vadinami visuomenės šiukšlėmis. Bet jeigu jūs pradėsite sėti gerumo sėklas į jų gyvenimus ir jeigu jūs pradėsite jiems kalbėti apie Kristų, apie amžinąjį gyvenimą, jeigu jūs tiesiog jiems pasakysite, kad yra galimybė pasikeisti ir nuvažiuoti į reabilitacinį centrą, patikėkite manimi, jų gyvenimai tikrai keisis. Ir Artūrai, aš tikrai žiūrėdamas į tave, aš džiaugiuosi, kad tavo gyvenimą pakeitė Dievas ir aš norėčiau, kad tu dabar kažką palinkėtum mūsų klausytojams, kurie klausosi radio stoties XFM. Jo, aš norėčiau palinkėti žmonėms, kurie gal yra depresijoje, gal nežino išeities savo gyvenime, gal nebežino, ką su savo vaikais daryti, gal jie priklausantis nuo alkoholio, nuo narkotikų. Galiu tikrai pasakyti, kad galimybė yra Kristuje. Jūs visada galite ateiti pas Kristų. Kristus, jisai ieško jūsų, jisai nori, kad jūs ateitumėt pas jį. Taip pat, jeigu turite priklausomybę, galite paskambinti arba parašyti laišką, susirasti mus naujoji karta.lt arba naujasgyvenimas.com elektroniniam puslapyje ir mes pabendrausime. Artūrai, iš tikrųjų dėkoju tau, kad šiandieną buvai su mumis, tikrai palaimintas tavo liudijimas ir aš net neabejoju, kad daugelis žmonių išgirdę tavo istoriją padarys tam tikrus sprendimus ir galbūt jų gyvenime padaugės gailestingumo, nes Jėzus sako, kad palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Taigi aš džiaugiuosi matydamas tavo gailestingą širdį ir tikrai nuoširdžiai dėkoju, kad tu šiandien atėjai pas mus į radio studiją bei pasidalinai savo istoriją. Ačiū tau. Dėkoju tau, Tadai, kad tikrai pakvietei į šitą studiją, tikrai šlovė Dievui už jūsų radiją, kad dar tūkstančiai gali išgirsti kiekvieną dieną apie Dievo žodį, Dievo stebuklus, ką Dievas daro su kiekviena diena. Ačiū. Ačiū Dievui. Na, o šiandieną mūsų radio laida jau baigėsi ir aš tikrai dėkoju visiems, kurie klausėtės. Ir noriu priminti, kad radio laidų archyvą galite rasti interneto svetainėse xfm.lt, dievovaikai.lt bei YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą. Ir aš tikrai nuoširdžiai dėkoju už jūs visus, kurie palaikote mus maldomis bei finansinėmis aukomis. Be jūsų šita radio laida būtų neįmanoma. Todėl viso kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkoju jums, kad jūs esate ir kad palaikote mus. Atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio, o laidos kartojimą galite klausyti sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti Jėzaus Kristaus vardu.